Tai aš greičiausiai tą patį galėčiau pasakyti apie apkaltas bendrai Seime, kad yra ir apmaudu, ir skaudu, ir gėda. Nes kai turėjome apkaltą, kuri buvo Gražulio apkalta pirmadienio rytą, turėjome pilnas kolegų konservatorių tribūnas. Skambėjo audringos kalbos apie tai, kaip yra blogai paspaustas Gražulio mygtukas. Dabar aš posėdžių salėje matau 80-11 konservatorių ir ne vienos audringos kalbos apie tai, kaip yra blogai politinė korupcija Lietuvoje ir kokia yra apmaudi situacija susikloščiusi. Kur dingo Andrius Vyšniauskas, kur dingo Gabrielius Landsbergis, kur dingo jūsų frakcijų lyderiai, kurie labai aiškiai Seimui pasakytų, kad jūs nepalaikote politinės korupcijos ir labai raginate visus Seimo narius, kaip ir raginote dėl Petro Gražulio apkaltos, balsuoti už apkaltą. Ir gerbiama Agnė, dar kartą noriu tik patvirtinti, kad politinė korupcija Tėvynės sąjungoje nėra toleruojama